Sveiki, su jumis Ariscraft, šiandien pristatau naują Minecraft epizodą, taigi epizodas 5 ir tai bus paskutinis mano šio sezono epizodas. Tai va, tai ką, einam permiegot ir pasakysiu truputį informacijos. Tai va, miegam, žodžiu. Tai kodėl paskutinis epizodas? Todėl, kad MCCraft komanda, jo, Ignas, čia pasidariau takelį. Okay. Tai ką, MCCraft Ignas nukūrė savo privatų serverį ir tiesiog aš kelsiuos pas jį serverį. Ten dabar bus atranka, plačiau apie ją pamatysite description'e, bus atranka į tą serverį MCCraft ir tiesiog tenais bus privatus serveris, galės statyti namus, žaisti išlikimą, ieškoti deimantų ir panašiai. Tai va, aš kelsiuosi tą serverį, kartu su Ignu filmuosime epizodus ir bus mano naujas tas sezonas. Tai va. O už kadro kaip ir nieko nepasidariau, tiesiog tą pasidariau, ką žadėjau ir kaip ir viskas. Jo, viskas, plaukit. Čia kažkur turėtų būti nuo maisto, nes maisto reikia. Nu jo, ratam flešas. Ok, tai va, kelsimės pas MCCraft į servą ir žiūrėsim, kaip ten viskas gausis. Tai va, jeigu norit patekti, tai jūsų galimybės yra plačios iš tikrųjų gan. Tiesiog eikite į tą kanalą, kurį matote apačioje ir paspauskite ant to video ir tiesiog užpildykite pagal anketą, pagal paskirtą formą ir viskas. Ir jums bus galimybė patekti į mūsų epizodus bei mūsų serverį. Tai va, sėkmės pildantiems iš tikrųjų ir... Beje, šį mapą galės man atsiųsti, nes vis tiek neįgyveninau savo visų planų, bet galėsit pažaisti ir panašiai. Tai va, kad jums būtų nenuobodžiau, tai galėsit pažaisti. Ir iš tikrųjų atsiprašau, kad nekeliau video jau 3 dienas. Tai va, buvau išvažiavęs truputį atostogas vis dėlto vasaros. Tai va, kaip sakoma, pramogauk ir išdykauk. Nu tai gerai. Ok, tai va, šitą. Tai, žodžiu, dabar vėl video gali nebūti 2 arba 3 dienas, bet nenusiminkit dėl to, kad aš išsikraustau į Angliją ir tiesiog būsiu priverstas neįkelti porą dienų video. Bet iškart atsikraustęs į Angliją, sutvarkęs savo kambarį, iškart kelsiu naują epizodą MCCraft privačiam serveryje ir pasakysiu daug informacijos jums, bei pamatysite, kaip tas serveris atrodo ir panašiai, kaip ten viskas kūrėsi. Ir panašiai, tai va, bus gan įdomu, žinokit. Tai va, nepamirškite užeiti pas Igną į kanalą, paspausti subscribe ant jo kanalo. Nepamirškite palaikinti mano video, palaikinti jo įvairių video. Tai va, nepamirškite užeiti į mano Facebook puslapį, paspausti patinka. Nepamirškite užeiti pas Igną į Facebook puslapį, paspausti patinka. Tai va, šis epizodas bus taip kaip ir informacinis, bet ir truputį pažaisim. Tai va, kaip mato, čia visą takelį pasidariau, kur buvau pasidaręs tiesiog kontrus. Tai va, džiauriai gražiai man tas takelis. Tai va, čia tokie buvo padaryti per epizodą ir viskas kaip ir. Tai va, galim iš tikrųjų dabar šį epizodą truputį pakasinėti ir manau ties ten baigsim savo šį sezoną, o pradėsim naujam privačiam serveryje ir žiūrėsim, kaip jums ten seksis viskas. Tai va, gerai. Tiesiog greitai susidedu autorius, kuriem reiks, pasiimu šitą, dabar šitą ir dar pratam šitą. Na va, galim bėgti. Kur čia galim kasyklas pasidaryti? Kasyklas galim pasidaryti, kad čia bus čia kasyklas. Torčių, rasim biškį kolą, jeigu nerasim, tai biškį pasikasnėsim be torčių. Tai nieko tokio, manau, vis tiek nesukels didelių problemų. Ir va, kaip pasikasėm iškart ironas, išsikasėm ironą ir tada žiūrėsim, ką toliau. Ką rasim, gal dar nerasim, žiūrėsim. Tai va, žodžiu. Jep. Ir dabar naujas
tas mano sezonas, visas sezonas, manau, bus su MCCraft serveriu. Ta prasme, su kažkuriais nariais filmuosim, arba vien tik su Ignu filmuosiu, arba dar su vienu kokiu nariu iš MCCraft komandos. Nes vis dėlto jūs turite būti youtuberis, kai jūs, jeigu jūs norite patekti į MCCraft serverį, tai dėl to galvojam su Ignu dar paimsim kokį vieną kitą žmogų, kad būtų tiesiog įdomiau ir linksmiau, nebūtų tokie nuobodūs epizodai, o būtų tiesiog labai labai linksma ir panašiai. Tai va, žodžiu, čia išsikirtom truputį, tokios kaip ir miningą pasidarėm. Bėgam, išsikepsim ironą, nes ir dar pažiūrėsim, gal torčių turim, o neturim, tai pasižiūrėsim, kažką padarysim, vis tiek sunukliuosim čia. Tai va, gerai. Mes neturim, ai va, turim torčių, gerai. Torčiai. Nu, gerai, turim 20 torčių. Soriuka. Gerai, čia įdedam 2 ir čia, prieš, ai, čia, gerai, ir įdedam kepčią, tai bėgam toliau kasnėtis. Tai va, susitvarkom čia truputį inventorių ir galim bėgti. Tai va. Šis epizodas, kaip minėjau, bus toks informacijos, tai gal nelabai įdomus, bet bent kažkiek noriu jums informacijos naudingiausios perduoti. Ir pats nustebau, kai Ignas pasakė, kad kurs privatų serverį ir tiesiog aš turėjau tokį idėją, kad kurti MCCraft privatų serverį dar kai buvau pas jį komandoje, bet nutilėjau, galvoju, ai, tai čia gal vėliau ir panašiai, ir taip vis šitą idėją numesdavau, o dabar tiesiog Ignas gavo kažkokį prašymą ar to komentarą, to prašymą, aš tikrai dabar neatsimenu, reiks Igno tiksliai pasiklausti, ir jisai parašė man vakar tiesiog, kad sukurti savo privatų serverį, sako, tiesiog noriu, kad dar truputį praplės savo auditoriją, bei tavo auditoriją, tai va, sako, truputį prasiplėsim, nes turėsim privatų serverį ir galėsim su kitais youtuberiais pasfilmuoti, tai va, žiūrėsim, kaip ten seksis. Tai va, norėtų, kaip čia daug kaulo, nieko, ko daugiau kaulo, to geriau. Šiaip per šį savo sezoną, žiauriai trumpas sezonas, 5 epizodai, wow, iš tikrųjų tai blogai buvo, bet nieko tokio. Manau, kitas sezonas bus žymiai įdomesnis, todėl kad ne viens filmuosiu ir bus gal žymiai linksmiau negu dabar ir panašiai, tai va. Žodžiu, gal ties čia ir pabaigsiu savo epizodą, su jumis buvo aš, Airis Craft, ir iki